ir prisistatysiu. Tai esu aš Tautvydas Burneika, Utenos filialo, Ekoagros Utenos filialo vadovas. Ekoagros dirba jau 21 metus. Šiandien su manimi šį seminarą praves ir Aloyzas Raugalas. Jis dirba tikrintoju, jo darbo patirtis irgi labai panašiai mano. Tai galime apžvelgti sekančioj skaidriai mokymų tą planą, seminaro planą. Tai pristatysiu aš Ekoagros, trumpai papasakosiu apie mūsų veiklą. Taip pat pristatysiu, Aloyzas pristatys ekologiškų gyvūnų auginimo reikalavimus, pristatys dažniausiai pasitaikančius neatitikimus ir pabaigoje galėsime atsakyti jūsų užduotus klausimus, kuriuos jūs galėsit užduoti tiek žodžiu, tiek ir raštu. Susitikimo metu galite ir dabar parašyti, jeigu bijot, kad jį pamiršite. Taip, tiem dar, kurie nežino, tai informuoju, kad pas mus yra Ekoagros tinklapį, visų darbuotojų yra kontaktai ir visais sertifikavimo klausimais galima į mus kreiptis darbo metu ir mes visada stengiamės atsakyti ir tiek raštu, tiek telefonu, tiek žodžiu atvykus į vieną iš filialų ar į centrinę buveinę, kur yra Kaune. Taip, tai dabar apie Ekoagros. Lietuvos vyriausybė paskyrė viešąją įstaigą Ekoagros atlikti ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės funkcijas. Ir Ekoagros yra vienintelė ekologinės gamybos sertifikavimo įstaiga Lietuvoje. Tai mūsų darbo stažas, Ekoagros yra įkurta 97 metais, tai jau 29 metai ir kiti metai bus 30 metų gimtadienis įstaigos. Pagrindinės mūsų sritis yra ekologinės gamybos sertifikavimas. Taip pat mes sertifikuojame ir viešo maitinimo įstaigas pagal nacionalinės taisyklės. Taip pat dar sertifikuojame pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamus maisto produktus. Atliekame tikrinimo paslaugas pagal privačius užsienio šalių standartus, ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinių Amerikos valstijų žemės ūkio departamento ekologijos programą. Viena iš funkcijų yra Ekoagros, tai eksporto skatinimas, parodų organizavimas ir intervenciniai pirkimai. Na ir aišku, kaip šiandien atliekame švietėjišką veiklą. Ir sertifikuodami ekologinę gamybą mes vadovaujamės tiek ES reglamentais, tiek nacionalinės teisės aktais. Ir noriu akcentuoti, kad Ekoagros nėra teisės aktų leidėjas. Ir tokiu būdu yra užtikrinamas pamatinio efektyvios kontrolės principo įgyvendinimas, kai teisės aktų reikalavimus nustatančios ir jų laikymą prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Ir kaip jau minėjom, kad teikiam informaciją, konsultuojam, rengiam seminarus ir panašiai. Taip, tai mūsų darbo principai. Mūsų sertifikavimo paslaugos yra mokamos, už kurias moka patys veiklos vykdytojai, išorinių pajamų mes negauname ir mes esame nepelno siekianti organizacija, o iš gaunamų įmokų sertifikavimą turime įsilaikyti tiek darbuotojus, tiek padengti visas veikloje susidarančias išlaidas. Įstaigoje turime įvairių vidinių tvarkų, procedūrų ir kontrolės sistemų, kurios užtikrina mūsų darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą. Taip pat, kaip mes vertiname ekologišką gamybą vykdančių subjektų veiklą, analogiškai ir mūsų veiklą reguliariai vertina Europos komisija, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos centralizuoto audito skyrius, nacionalinė mokėjimo agentūra, nacionalinis akreditacijos biuras ir kitos finansinio audito įmonės. Kiekvienais metais mes atlikinėjame klientų apklausą apie įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir mūsų veiklą.
respondentai atsako ir mus vertina manom, kad labai gerai, tai 88% mūsų veiklą vertina labai gerai, o darbuotojų profesionalumą labai gerai vertina 93% apklaustųjų. Tai kaip kontrolė atliekančiai įstaigai yra labai geri ir netgi aukšti rezultatai. Taip, gal nepaminėjau pradžioj, kad mes maždaug užtruksime apie gerą pusvalandį, tai kad žinotumėt maždaug ir planuotumėt savo veiklą, o dabar pristatysiu Lietuvoje ekologinės gamybos sertifikavimo rezultatus ir panašiai. Taip, tai šioje skaidrėje matote, kad ekologiškų plotų ir veiklos vykdytojų kitimą, kuris prasidėjo nuo 2004 metų, kada buvo sertifikuotas plotas 40 beveik 3000 hektarų, o veiklos vykdytojų skaičius buvo 1178 ir per eilę metų iki šių paaugome ženkliai. Tai pernai metais buvo sertifikuota 291 tūkstantis hektarų, čia yra su žuvininkystės tvenkiniais, o veiklos vykdytojų skaičius siekia 3197. Tai yra rekordiniai skaičiai pagal visus metus ir tokių neturėjom, bet mūsų ambicijos yra nemažos ir manau, kad šiemet tie skaičiai bus pagerinti. Taip, dabar, jeigu žiūrint detaliau apie patį ekologinės gamybos sertifikavimą, tai 23, 24, 25 metais tas buvo kilimas ir pernykštis kilimas buvo beveik 14%, tai yra ženklus. Ir jeigu vertinant pagal pirminę gamybą atliekančių veiklos vykdytojų, tai yra tie, kurie augina augalus, augina gyvūnus, tai tas plotas sudarė 285 tūkstančius hektarų, o veiklos vykdytojų skaičius, tai yra konkrečiai ūkių, bendrovių ar kitokia juridinė forma veiklą vykdančių asmenų buvo 3182. Iš viso šito skaičiaus gyvulininkystės ūkių buvo 1402 ir kurie sudaro maždaug apie 44% nuo bendro skaičiaus. Ir šitas gyvulininkystės ūkių skaičius yra praktiškai iš metų metais procentas mažai kintantis, šiek tiek pažymėjo nuo 23, bet nežymiai pažymėjo. Taip, vertinant pačių pasėlių struktūrą, tai čia jau eilę metų pokyčių nėra labai daug ir pagrindinės kultūros užima didžiąją sertifikuoto ploto dalį, tai yra daugiametės žolės, tai praktiškai 43%. Antras pagal užimamą plotą, tai yra plotas, kuriame auginami varpiniai javai. Sekantis būtų pupiniai javai, tai yra pupiniai ankštiniai javai, apie 7%, 7 su trupučiu. Tada dar žemiau rastumėm varpinių ir ankštinių javų mišiniai, o paskui jau ten dėstas į pakankamai nedidelius plotus procentaliai, tai uogynai, pūdymai, sodai, aromatiniai prieskaniniai augalai, vaistažolės, daržovės ir kanapės ir panašiai. Taip, jeigu žiūrint statistiką apie susijusią su konkrečiai šios dienos tema elninių gyvūnų, tai pagal ekologinės gamybos reikalavimus pernai buvo sertifikuota iš viso elninių gyvūnų 2780, kurie įsiskirstė, kaip matote, taurieji elniai didžiąją dalį, danieliai didžiąją elnę dalį sudaro, tai yra beveik 1400, šiek tiek mažiau sertifikavom tauriųjų elnių, o dėmėtųjų elnių yra pakankamai mažai, 170, ten sertifikuoja vienas veiklos vykdytojas, kas, jeigu žiūrint į ankstesnius dar metus, tai buvo šie skaičiai dar šiek tiek mažesni, bet irgi ta tendencija buvo ta, kad danielių buvo šiek tiek mažiau, tauriųjų elnių, o dėmėtųjų elnių buvo 115. Taip, o dabar
ekologiško elninių gyvūnų auginimo reikalavimus ir visas ten taisyklės, pasitaikančius dažniausiai netitikimus, pratęs ir pristatys tikrintojas Aloyzas Raugalas. Tai žodis dabar jam. Labą dieną visiems klausantiems. Esu Utenos filialo tikrintas Aloyzas Raugalas. Ir tema šios dienos jau pristatyta, tai tęsiam. Visas sertifikavimas pas mus vyksta pagal teisės aktų reikalavimus ir jis pagrindinis yra 18 metais išėjęs ir 22 metais įsigaliojęs reglamentas 848, kuriuo nustatyta visi ekologinės gamybos principai, taisyklės, reikalavimai, ko reglamentuoja gamyba ir kuo mes vadovaujamės tikrindami ūkius. Konsoliduota redakcija yra 25 metų, tai jinai yra mūsų tinklalapyje, jau kam įdomu ir kas nori ją paskaityti, pažiūrėti. Taip pat yra ir kiti teisės aktai, tai ir ekologinės taisyklės, nors ten apie elnius nieko labai nėra daug, bet viskas bendrom taisyklėm pagal šios dokumentus mes sertifikuojam visą ekologinę gamybą Lietuvoje. Dabar, jeigu ūkis sertifikuoja, turi keletą rūšių gyvūnų, tai valda gali būti padalinta aiškiai ir atskirta, bet vienos rūšies gyvūnai privalo būti sertifikuojami visi, jų negali būti sertifikuojamų ir nesertifikuojamų tame pačiame ūkyje. Ir jeigu auginama kelios rūšys, tai griežtai nesertifikuojamos rūšys ir vasaros metu, ir žiemos metu, ir tvartiniu laikotarpiu griežtai turi būti pilnai atskirti nuo sertifikuojamų gyvūnų, šiuo atveju elnių, bet ir visų kitų gyvūnų. Dabar ekologiškai užauginti ūkiniai gyvūnai turi būti gimę ir užauginti ekologinės gamybos vienetuose ir veisiant taikoma šios nuostatos. Reprodukcijai naudojama natūralūs metodai, bet leidžiamas ir dirbtinis apvaisinimas. Reprodukcijos negalima skatinti ir stabdyti vaistais, hormonais ar kitom medžiagom, išskyrus atvejus, kai taikoma veterinarinis gydymas. Taip pat negali būti naudojama gyvūnų klonavimas, embrionų perkelimas, tai yra draudžiama. Ir reiktų visgi veislių parinkimas atitinka ekologinės gamybos principus, užtikrina geresnį gyvūnų gerovės lygį, jų sveikatingumą ir padeda daug išvengti daug visų tų ligų, sakykime, ir visų kitų požymių ir kančių ir vienu žodžiu, taip reikia auginti, kad veislės būtų tinkamos ir iš tos vietovės, kad nebūtų iš kažkur labai atvežti iš kitų, to bus jie klimato sąlygų prisitaikę turi būti. Dabar prašymai įsigyti neekologiškai užaugintus gyvūnus. Ir neekologiškai užauginti ūkiniai gyvūnai gali būti įvesti į ūkį, į ekologinės gamybos ūkį, kai nėra duomenų bazėje ekologiškai užaugintų ūkinių gyvūnų pasiūlos. Veisimo tikslais neekologiškai auginti jaunikliai gali įvesti į bandą ar pulką, kai banda arba pulkas formuojamas pirmą kartą ir jie negali būti vyresni nei 6 mėnesių, šiuo atveju ir elniai. Bet čia banda formuojant pirmą kartą. Jeigu ateina veiklos vykdytojas sertifikuoti ir jau bandą jis turi susiformavęs, tai šito reikalavimo jam nėra. Ir ten bus kiti reikalavimai, kuriuos apžvelgsim toliau. Šiuo atveju būtų taikomas įsigijimas iki 6 mėnesių amžiaus jauniklių, tik tai tada, jeigu veiklos vykdytojas ateina sertifikuoti, pateikia prašymą ir neturi bandos įsigijęs ir susiformavęs, tada jam galiotų šitas reikalavimas.
veisimo tikslais siekiant atnaujinti bandą ar pulką, kad galima įvesti neekologiškai augintus suaugusius patinus ir neekologiškai augintas palikuonių niekada neturėjusias pateles. Ir tie įsigyti gyvūnai turi būti auginami pagal ekologinės jau gamybos taisyklės, be to patelių skaičiui taikomi šie apribojimai. Tai įvesta nedaugiau kaip 20% suaugusių elninių šeimos gyvūnų per metus, skaičiuojant nuo suaugusių elninių gyvūnų skaičiaus. Tai suaugę skaitomi gyvūnai yra 2 metų amžiaus. Tai va, o jeigu ūkis turi mažiau kaip 10 elninių gyvūnų, tai tokiu atveju gali vieną gyvūną per metus įsigyti, gavęs leidimą, aišku, iš mūsų įstaigos. Aukščiau nurodyti procentiniai dydžiai gali būti padidinti iki 40% su sąlyga, kad kompetentinga institucija būtų patvirtinusi, kad yra patenkinta bet kuri šitų nurodytų sąlygų. Tai galima 40% galima sakyti taip, didinti bandą, jeigu ūkis plečiamas iš esmės, keičiama veislė į kitą ir pradėta nauja ūkinių gyvūnų veikla. Tai šiuo atveju būtų, jeigu jūs atėjot į ūkį be bandos, bet parašėt prašymą sertifikuoti, tai jums jau iškart reikėtų gauti ir leidimą gyvūnų įsigijimui. Prašymai teikiami ekologiškai auginamų gyvūnų ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėje, kuri yra pasiekiama adresu. Iš mūsų tinklalapį nukreipt galite ją rasti ją. Ir įsigijus ūkinius gyvūnus iš neekologinių ūkių ir atsižvelgiant į vietos aplinkybės taikomos specialios priemonės, kaip kontroliniai patikrinimai ar karantino laikotarpis tiem atsivežtiem gyvūnam. Dabar pereinamasis laikotarpis įsigytų gyvūnų iš neekologinės gamybos ūkių yra 12 mėnesių taikoma 12 mėnesių elniniam šeimos gyvūnam, kai jie auginami pagal ekologinės gamybos taisyklės. Yra mūsų tinklalapyje pateikta skaičiuoklė, kur galima ją pasinaudoti, įvedus gyvūno įsigijimo datą, jie paskaičiuos, kada gyvūnas taps ekologiškų prie ekologinės, turint jau šeriant ekologinės gamybos pašarais. Bet čia daug ką skaičiuoti nereikia, nes 12 mėnesių labai paprastas skaičius, tai ir nei procentų čia jokių nėra, tai lengva pačiam irgi pasiskaičiuoti tuos dalykus. Dabar tie gyvūnai, kurie yra įsigyti, tai turi būti iki perėjimo prie gamybos laikotarpio pabaigos, tai kai taps ekologišku, jis turi būti aiškiai atskirtas kažkaip arba turi lengvai būti atpažįstamas, kadangi jie neturi įsagų individualių, kaip galvijai ar avys ten, tai šiuo atveju turi veiklos vykdytojas kažkaip tai, kad jis būtų lengvai atpažįstamas, jeigu laikomas toje pačioje bandoje su kitais elniniais gyvūnais. Kažkaip tai jis turi būti pažymimas. Įsigyti gyvūnai iš neekologinės gamybos ūkio vienetų registruojami ekologinės gamybos žurnalo antroje lentelėje. Čia ir ta prasme ir elniai, ir galvijai, irgi viskas ta pati lentelė, bet iš neekologinės gamybos. Jeigu iš ekologinės gamybos ten registruoti nereikia, nėra ir apribojimų jų pirkimui, įsigijimui. Ūkiniai gyvūnai, čia yra reglamentinis vertimas, tai šiuo atveju elniai turi būti šeriami ekologiškais arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pašarais, atitinkančiais gyvūnų mitybos reikalavimais, skirtingais jo vystymosi etapais. Visi elniniai gyvūnai turi gauti pirmiausia pašarus iš savo ūkio valdos, kur laikomi gyvūnai, arba iš kitų to paties regiono valdų, arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio vienetų. Tai tada jau atsiras ten procentai, kuriuos paaiškinsiu. Tai iki 25% raciono gali sudaryti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio antraisiais metais
kiti perėjimo prie ekologinės gamybos pašarai. Ši procentinė padidinta iki 100%, jeigu tie pašarai yra gauti iš savos valdos, kurioje yra laikomi elniniai gyvūnai šiuo atveju. Ir iki 20% visų metinio pašarų kiekio, kurie sušeriami elniams, galima nuimti iš savo ūkio pievų ir ganyklų pirmų metų gali būti pašarų arba baltyminių pašarų. Bendroje sumoje negali viršyti 25%, jeigu taikoma iš kitų ūkių įsigijant pereinamo laikotarpio pašarus. Pirmų metų pašarų įsigyti iš kitų ūkių negalima. Nemažiau kaip 70% pašarų turi būti iš to paties ūkio. Jei tai neįmanoma, ar tokio pašaro nėra pagaminta bendradarbiaujant su kitais ekologinės gamybos arba perėjimo prie ekologinės gamybos ūkių vienetais ar pašarų veiklos vykdytais, naudojančiais pašarus ir pašarinės žaliavas iš to paties regiono. Bent 60% sausosios medžiagos įeinančios į elnių dienos racioną turi sudaryti rūpieji pašarai, žali, džiovinti pašarai arba silosas. Pienėms elnių šeimos patelėms ankstyvos laktacijos metu šią procentinę dalį galima mažinti iki 5%, neilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Papildomai elninius gyvūnus šerti leidžiama tik tuo atveju, jei ne dėl palankių oro sąlygų jie negauna pakankamai maisto ganydamiesi. Šiuo atveju kalbam apie tai, kad vasaros metu, ganiavos metu elniniai gyvūnai negali būti šeriami papildomai. Elninių gyvūnų mitybai leidžiama naudoti mineralinės kilmės, pašarai, pašarų priedai, mikroelementai, vitaminai ar kitos medžiagos natūralios kilmės, ir išskyrus tos atvejus, kai nėra galimybės gauti pakankamo kiekio ir kokybės tos kilmės produktų ar medžiagų arba kai pakaitalų nėra. Žindomi elninių šeimos gyvūnai šeriami pageidautina motinos pieno minimalų 90 dienų laikotarpį 3 mėnesius po gimimo. Tuo laikotarpiu turi būti nenaudojami pieno pakaitalai, kurių sudėtyje yra chemiškai susintetintų sudėtinių dalių. Draudžiama riboti šerimą, nebent tam yra pagristų veterinarinių priežasčių, tai čia negalima jų marinti badu, turi būti šeriami ir pakankamai pašarų turėti pagal savo gyvūnai, pagal savo rūšį. Ir elniniai gyvūnai negali būti laikomi tokiams sąlygoms arba jiems skiriama tokia mityba, kuri gali sukelti anemiją. Ir penint bet kurioje auginimo stadijoje visada kiekvienai rūšiai laikomasi įprastų mitybos modelių ir gyvūnų principų. Šerti per prievartą visus sertifikuojamus gyvūnus draudžiama. Elninių gyvūnų šerimo vietas turi būti įrengtos nuo nepalankių oro sąlygų apsaugotose vietose ir prieinamos tiek gyvūnam, tiek juos prižiūrintiems darbuotojams. Dirvožemys apie šerimo vietas turi būti sutvirtintas, virš šeryklos turi būti įrengta pastogė. Privaloma įrengti pastogę, kad pašaras būtų padėtas elniniam gyvūnam šeriant, turi būti virš pašaro stogelis. Jei negali būti užtikrinta nuolatinė prieiga prie pašaro, šerimo vietos turi būti įrengtos taip, kad gyvūnai galėtų maitintis vienu metu, nes elninių šeimos hierarchijos, ten ir jauniklius nuvaro bandos vadovas elnės, tai šiuo atveju reiškia turi būti tiek parengta vietų, kad visi gyvūnai atėję gali vienu metu maitintis. Ligų profilaktika grindžiama auginimo valdymo praktika, geros kokybės pašarų, gyvūnų judėjimų, tinkamų gyvūnų laikymo tankių ir pakankamom bei tinkamom higieniškom laikymo sąlygomis.
Lygą būtina gydyti nedelsiant, kad gyvūnas nesikankintų. Kai netinka fitoterapiniai ar kitos homeopatiniai ir kiti produktai, jei būtina laikantis griežtų sąlygų ir veterinarijos gydytojo atsakomybė, gali būti naudojami chemiškai sintetinti alopatiniai vaistai ir antibiotikai. Ir nustatoma gydymo kurso apribojimai ir išlaukos, bet gali gydyti tik veterinarijos gydytojas. Išlauka yra, kuri prasideda paskutinį kartą gydžius gyvūną, chemiškai susintetintą alopatinį vaistą taikant, jeigu nėra nurodyta vaisto anotacija, tai yra ne trumpesnė kaip 48 valandos, o jeigu nurodyta yra kažkoks laikotarpis, sakykime, 30 parų, tai šiuo atveju dvigubinasi jisai ir būtų 60 parų išlauka, iki galima parduoti jį kaip ekologišką ir naudoti kažką maisto ir taip toliau. Leidžiama naudoti imunologinius veterinarinius vaistus, vakcinos, imunologiniai veterinariniai vaistai nurodyti šio reglamento 848 dalies punktas jų naudojimo nereglamentuoja. Tai jeigu yra reikalas, veterinarijos gydytojas nustato arba pagal laboratorijos kažkokius tyrimus, galima naudoti tuos vakcinas ir tik tai visi duomenys turi būti registruojami veterinarinės medicinos produktų, tų vaistinių pašarų naudojimo žurnale, kuris yra privalomas turėti kiekviename ūkyje, kurį mes patikros metu pateikti tikrinimo metu tikrintojai. Ir visi tie gydymai registruojami, aišku, gydytojo parašas irgi turėtų būti, kadangi kad nebūtų taip, kad kaip įrodymas, kad negydo pats veiklos vykdytojas, bet kad gydo veterinarijos gydytojas, kuris turi tam licenzijas ir parenka tinkamai dozes, nustato diagnozę ir gaunasi tinkamas gydymas. Dabar visą gyvūno auginimo laikotarpį ir skerdimo metu turi būti vengiama kančios, skausmo ir tą gyvūnas turi patirti kuo mažiau. Visi su gyvūnų laikymu ir priežiūra susiję asmenys turi turėti pagrindinių žinių susijusių apie šių gyvūnų auginimo poreikius ir turėti įgūdžių ir baigę tinkamus mokymus. Gyvūnų tankis lauko aikštelėse turi būti toks, kad jiem būtų patogu, būtų pakankamai vietos judėti, būtų paisoma jų gerovės ir kiekvienai rūšiai tenkinami kiekvienos rūšies būdingi tos rūšies poreikiai, kurie priklauso ir nuo gyvūno amžiaus, veislės ir rūšies. Dabar reikalingas gyvūnam plotas. Dėmėtų elnių viename hektare gali būti 15, danielių irgi 15. Tauriųjų elnių mažiausias aptvaras turi būti 2 hektarų ir viename hektare galima laikyti 7 vienetus gyvūnų. Dovydo elnių irgi taip pat 2 hektaruose. Mažesnio aptvaro tauriesiam elniam būti negali. Ir dabar, jeigu laikoma bendrai ten kelių rūšių gyvūnai viename aptvare, tai aptvaras turi būti nemažesnis nei 3 hektarai, bet tada, jei bandoje yra taurių elnių ar dovydo elnių, tai turi būti tik 7 gyvūnai, o 15, jei bandoje nėra tauriųjų nei dovydo elnių. Visi aptvarai turi būti taip sukonstruoti, kad skirtingų rūšių elninių šeimos gyvūnus prireikus būtų galima lengvai atskirti. Kiekvieną aptvertą teritoriją būtų galima padalinti į 2 dalis, arba kiekvienas jų ribojasi su kita aptverta teritorija arba aptvaru, kad būtų galima atlikti kiekvieno aptvaro apžiūrą, dėl to, kad
elniniai gyvūnai visgi neišeitų iš savo gyvenamosios vietos ir nepakliūtų ypač dėmėtieji, kuriem liktai, kiek žinau, negalima laikyti jų kitaip, jie negali būti laisvėje. Taip pat elniniai turi turėti gyvūnai priedangas, ar jos gamtinės, ar jeigu jų nėra, tai ūkininkas, veiklos vykdytojas privalo jas sukurti, ar medžius sodinti, ar kažką kitą, kad užtikrintų gyvūnams vizualinę apsaugą ir apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų. Tai geriausia, aišku, kai yra gamtinės pastogės, kaip ten būtų medžiai, gal yra miško, kažkokių krūmų yra, ir kad jie gyvūnai norėdami galėtų įeiti ir pasislėpti. Ir ta apsauga turi būti pakankamai vis tiek užtikrinama visus metus, tai jeigu neįmanoma, turi būti dirbtinės pastogės įrengiamos. Ir šie įrengti slėptuvės ar pastogės negali būti gyvūnus žalojančios. Arba turi būti, aišku, elninių šeimos teritorijos sutvertos, kaip ir pirmą paminėjau, tokiais, arba augmenija, kad gyvūnai galėtų valyti ragų odą, tai šiuo atveju jau reikia stipresnio, gal ten augmenijos, ar kažkoks stulpas, ar kažkas, kad jie galėtų valyti savo ragų odą. Tauriųjų elnių dar rūšiai turėtų būti galimybės voliotis purve vasaros metu, siekiant užtikrinti odos priežiūrą ir kūno temperatūros reguliavimą. Elninių šeimų gyvūnų patelėms vėlyvojo nėštumo laikotarpiu ir 2 savaitės po atsivedimo turi būti sąlygos patekti į augmeniją papaugusius plotus, kur jos galėtų slėpti savo jauniklius. Ir tvoros ir aptvarai turi būti sukonstruoti taip, kad elniniai šeimos gyvūnai negalėtų užtrūkti. Rišti gyvūnus draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kada yra kažkokios veterinarijos priežastys atskirti gyvūnus, bet tik ribotam laikotarpiui. Izoliuoti gyvūnus taip pat gali būti leidžiama ir tik ribotą laikotarpį tuo atveju, jei kyla pavojus darbuotojų saugai ar dėl priežasčių susijusių su gyvūnų gerove. Auginimo sistemos turi būti pagrįstos didžiausių galimų ganyklų panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais. Augalų auginimo laikotarpio aptvare, šiuo atveju, kada auga žolė, aptvare turi būti užtikrinta galimybė natūraliai ganytis ir negali būti šeriami gyvūnai papildomai. Draudžiama įrengti aptvarus, kuriuose augalų auginimo laikotarpiu nėra galimybės ganytis. Tokių aptvarų neturėtų būti. Aptvare auginami gyvūnai aprūpinami švariu ir šviežiu vandeniu, jeigu nėra gyvūnams lengvai prieinamo natūralaus šaltinio, turi būti įrengiamos girdyklos. Dabar netitikimai daugiausiai pasitaikantys sertifikuojant elninius gyvūnus. Nesilaikoma priedangos lauko teritorijos reikalavimų, diendaržio augmenijos reikalavimų ir jų charakteristikų. Tai elniniai gyvūnai šeriami, padedant pašarą lauke be ėdžių ar ėdžiuose be pastogės. Gan dažnas netitikimas. Šerimo vietos turi būti, čia jau kartojasi, įrengtos, apsaugotos nuo nepalankių oro sąlygų ir prieinamos gyvūnams ir juos prižiūrintiems darbuotojams. Tai nepamirškit šito, nes šitas pagrindinis reikalavimas daugiausiai pažeidžiamas. Ir dabar dėl gyvūnų laikymo tankis. Tai kadangi yra nurodyta, kiek galima laikyti, tai turi būti atitinkamas, veiklos vykdytojas turi žinoti, kiek turi kurių gyvūnų, kada juos registruoti ir apskaičiuoti, koks jam reikalingas aptvaras, jeigu aptvarų turi nepakankamai, arba sumažinti gyvūnų skaičių, arba išplėsti jų ganymo teritorijas. Tai
svarbu atkreipdėmėsi, kad nustatytas ne tik gyvūnų laikymo tankis 1 hektare, bet ir mažiausias aptvertos teritorijos plotas nepriklausomai nuo laikomų gyvūnų skaičiaus. Tai mažiausias aptvaras turi būti 3 hektarai. Tai va, čia kartojasi irgi nuo to, bet mažiausias aptvaras elninių gyvūnų laikymui. Nesvarbu, kiek tų elnių laikytumėt, jeigu būtų jų mažiau. Bet jeigu jau daugiau, aptvaras turi didėti. 2 jaunesni kaip 18 mėnesių elninių šeimos gyvūnai skaičiuojami kaip vienas elninis šeimos gyvūnas. Tai va, tai šiuo atveju, jeigu 3 hektarų plotas, tai jame gali būti 1 hektare 7 Dovydo arba taurieji elniai. 1 hektare, tai nedaugiau 21 gyvūno. Ir 15 bandoje nėra tauriųjų elnių nei Dovydo elnių 1 hektare. Gali būti tiek laikoma. Šiuo atveju, jeigu 3 hektarų aptvaras, maksimum 45 danieliai arba dėmėtieji elniai. Taip, šių mokymų įrašus galėsite rasti mūsų interneto svetainėje www.ekagros.lt, skiltyje šviečiamoji informacija ir medžiaga, ir jūs ten galite rasti. Jeigu turite klausimų, jūs galite pateikti svetainėje mūsų tinklalapyje, užpildę formą klausti arba atsiųsti elektroniniu paštu ekagros@ekagros.lt arba susirasti mūsų tinklalapyje skelbiamus visų darbuotojų kontaktus, kuriem galite ir paskambinti, ten nurodyti ir elektroniniai paštai kiekvieną darbuotoją ir jiem galite rašyti paklausimus ir gausite atsakymus. Tai va, iš mūsų mokymų planas skelbiamas mūsų tinklalapyje ir Facebooko paskyroje. Ačiū uždėmesį ir prašom, jeigu turite klausimų, klauskite. Tai ačiū Laizai ir kas turi aktualių klausimų, tai kviečiau kelti ranką ir klausti. Taip matau, Tomas klausė. Ir dar paminėčiau, kad pakviečiau sekti Ekagros socialinius tinklus, ten visada matysite naujausią, aktualiausią informaciją ir tai bus tikriausiai jums viskas pateikta, paprašiau, nereiks patiems ieškotis. Tai dabar, Tomai, klausau jūsų. Gerą dieną, Sveiki. Ačiū už paskaitą, labai įdomu. Turiu vieną klausimą. Dabar žiūrėkit, jeigu aptvaras yra įrengtas 2,5 hektaro, bet kitais metais bus jisai plečiamas, bus iki 6-7 hektarų aptvarai plečiami. Ar šiemet jau galiu pradėti sertifikavimo procesą atsiveždamas 11 danielių suaugusių? Ar būtinai turi būti tas 3 hektarai, tik tada aš galiu eiti ir kreiptis į sertifikavimą? Taip, tai vienas iš reikalavimų yra atitinkamas plotas vienam gyvūnui, kitas reikalavimas minimalus yra aptvaro reikalavimas, tai yra aptvaras turi būti nemažesnis kaip 1 hektaras. Tai realiai, jeigu jūsų dabar jeigu jūsų turimi dabar gyvūnai telpa į tuos turimus aptvarus ir ateityje didinsit tiek gyvūnų skaičių, tiek plotų skaičių, galit ir tą plėtrą vykdyti vėliau. Pereinamojo laikotarpio, ta prasme. Jo, ir plotas patikslinu ne 1 hektaras, o 3 hektarai. Tai va, tai turi atitikti abu reikalavimus. Taip, turi atitikti abu reikalavimus. Tada 3 hektarai. Taip. Supratau. Ačiū. Prašau. O kas bus, jeigu netitiks? Jeigu netitiks, bus taikoma netitiktis, bus taikomas 30 dienų terminas tą aptvarą įrengti, praplėsti. Ir jeigu neįrengs, tai bus tie gyvūnai, tas sritis nebus sertifikuota. Ačiū. Taip, ar daugiau dar gal kažkas turi klausimų? Buvo parašyta Tomo klausimas susirašinėjimo skiltį, tai aš kaip ir atsakiau, man atrodo. Taip pat Vigita klausė, tai irgi aš atsakiau.
Taip, Žilvinas klausė, ar žiemos laiku mažesniam aptvare irgi toks pat gyvūnų tankis turi būti kaip vasara. Nėra įskirta vasarai ar šaltajam metų periodai skirtingi tankio reikalavimai, tai jie yra visiems metų laikam vienodi. Taip, Domas klausė, kiek minimaliai laikyti elninių gyvūnų, kad būtų gaunamas išmokas už daugiametės pievas, pavyzdžiui, Aha. Tai kaip jau pradžioje minėjau, kad mes Ekoagras tik tai atlieka sertifikavimo paslaugas ir mes tik imam mokesčių sertifikavimo paslaugas ir mūsų produktas yra ekologinės gamybos veiklą patvirtinti sertifikatas. Išmokų mes nemokam ir dėl išmokų reikėtų kreiptis į nacionalinę mokėjimo agentūrą. Taip, daugiau raštų kol kas nematau ir kelia Justinas ranką. Taip, Justinai, klausau. Aš norėjau pasiteirauti, buvo paminėtas toks terminas kaip sutvirtintas dirvožemis ties šėryklomis, ar ne? Tai natūralu, kad esant drėgnam laikotarpiu, kad ir yra pastogės, ten yra ištrypiama juoda žemė, dumblas, ar ne? Ir kaip tą dirvožemį būtų galima teisingai sutvirtinti. Tai pirmas toks klausimas būtų ir dar man vis tik liko neaišku, čia kaip ir pradžiai buvo minėta, kad parodyta lentelė lyg danieliams nėra apribojimo minimalaus aptvaro dydžio. Ar iš tiesų yra minimalus aptvaro dydis danieliams, auginant tik danielius 3 hektarai? Nesvarbu rūšis. Tai norint sertifikuoti, negali būti mažesnis aptvaras kaip 3 hektarai, ne? Taip. Labą dieną, čia Utenos filialo ekspertė Aleksandra. Buvo kita skaidrė, kur buvo išvardinti pagal rūšis tie aptvarai, tai danieliam atskirai kitoks plotas. Danieliam mažiausiais aptvirtos teritorijos plotas 1 hektaras ir tame hektare gali būti 15, o čia 3 hektarai, kai būtų kelių rūšių elniniai gyvūnai, kai laikomi. Tai aš dar norėjau pasitikslinti, nes buvo čia kelis kartus ta informacija skirtinga pateikiama. Tai mažiausias danieliams aptvaras turi būti 1 hektaro dydžio, ar ne? Taip, šitą lentelę galite vadovautis, čia iš reglamento duomenys yra nurodyti, tai pagal savo auginamą gyvūnų rūšį tą aptvarą ir įsirengti. Jeigu būtų taurieji elniai, tai 2 hektarai, o jeigu laikomos kelios rūšys, 3 hektarai. Tai čia jau kiekvienas asmeniškai turėtų pasitikrinti. Supratau, tai dar norėčiau tada dėl tos pirmo klausimo, kurį uždaviau, jei galėtumėt patikslinti. Praktiškai mes tokių konkrečių reikalavimų, kaip tą daryti ir netikėm, čia yra veiklos vykdytoja jau išmanimas ir išgalvojimas. Aš taip galvočiau, kad vis tiek turėtų tą šėryklą esant poreikiai perkelti į kitą sausesnę vietą ir tada taip išvengtos jau tokio ištrypimo ir to dirvožemio gadinimo. Tai ar galėtų, pavyzdžiui, būti į tą vietą tiesiog privežama ten smėlio ar žvyro, kažkokio kito grunto, kuris būtų laidesnis drėgmei ir taip pagerinta būklė? Vienas iš būdų tikrai galėtų būti toks, kokį jūs sakote. Gal aukštesnę vietą parinkti? Matot, pas mus pakankamai jie drėgni dirvožemiai, jeigu grinai mano situaciją analizuojant, tai ten tiesiog ateitų šlapesnis periodas ir vis tiek tas pats būtų. Tai natūralu, kad reiktų kelti gruntą, matyti kažkokiu smėlio ar žvyro mišiniu. Ja, tai vienas iš variantų, aš manau, čia tikrai būtų tinkamas. Ačiū už atsakymus. Prašau. Tai daugiau klausimų tiek susirašinėjimo skiltį nematau, tiek čia nebekeliat rankų, tai ačiū, kad klausėt ir dar Justas dar kartą klausė. Jo, dar atsiprašau, prisiminiau vieną, minėjot, kad visi danieliai, tarkim, turėtų būti sertifikuojami, o kaip yra su jaunikliais, kurie, tarkim, gimsta jau po deklaravimo to laikotarpio, birželio, tarkim, antroji pusė.
ar juos tada sekančiais metais sertifikuojama, ar yra kažkoks amžius, nuo kurio reiktų jau sertifikuoti, tarkim, jauniklį? Nuo gimimo. Ne, tai mes sertifikuojam visą bandą, ten jau kiek jį jau plečiasi iš savęs, tiek viskas automatiškai yra. Ten nereikia sakyti, kad dabar noriu gimę kažkoks tai 1 ar ten 5 jaunikliai ir noriu jį papildomai sertifikuoti. Jis jau yra, kaip bandos dalis, yra sertifikuojamas iš karto. Kontroliuojamas sertifikuojamas. Tai Danielius būtent ne kaip galvijus, ar ne kiekvieną atskirai, bet visą bandą, taip suprantu. Tai ir galvijai irgi lygiai taip pat, tai jeigu aš turiu 50 karvių ir dabar gimė man šiandien 5 veršeliai, tai aš jau turiu sertifikuotus 55 galvijus, ne 50. Tik tai mūsų, kaip pasakyti, patikros dienai užsifiksuoja tas gyvūnų skaičius, pagal kurie mokėjimo agentūra skaičiuoja išmokas. Tai ir jis būna užfiksuojamas, kaip minėjau, patikros metu vieną kartą. O ten tie atvesti gyvūnai yra, kaip ir minėjau, bandos yra dalis. Tai jie nebus, kad nėra nesertifikuoti, jie yra visi sertifikuoti, visa ta banda. Banda ar pulkas, jeigu būna ten kažkokie, tarkim, paukščiai. Tai čia veiklos vykdytojas turėtų atnaujinti ūkinių gyvūnų registro duomenis. Realiai mums persikelia tas, kas yra viceregistruota kaimo verslo centre gyvūnų ir mums atsikelia duomenys. Tai jeigu jums gimė prieauglis ir yra jums nustatytas laikotarpis ir jūs norit, kad jie būtų visi įtraukti, šiuo atveju nuo to priklauso ir išmoka už pievas nuo gyvūnų skaičius, tai ir amžiaus, tarp kitko, tai jeigu jūs laiko susitvarkot registraciją, tai bus visi ir sertifikuoti ir visi įtraukti į aprašymą. Na, bet čia ir tą mokestį norėjau paliesti, ar ne, sertifikavimo, tai mokama už individą atskirai ir ne tam tikras mokestis. Tai tada tuo einamuoju metu, kada yra sertifikuojama, kiek jų yra, tiek ir mokama, o kas Taip. po to atsiveda ar ne po to jau sertifikavimo, tai tada tik sekančiais metais. Taip. Arba pavyzdžiui, jūs iki sertifikavimo kažką būsit pardavę, arba išvyko iš ūkio kažkokiu kitų būdų, tai už tą jau joks mokestis nebus taikomas, sakykime, nors metų laikotarpyje jis buvo. Nesvarbu. Supratau, ačiū. Tai tikriausiai klausimai jau baigti. Ir dar kartą ačiū, kad klausėt. Ir kaip jau minėjau, kviečiu pasiekti Ekagros socialinius tinklus ir ten matysite kitų pranešimo datas ir galėsite paklausyti, susipažinti jum aktualiam temam. Tai dar kartą ačiū ir geros dienos likusios visą. Viso gero.